Sveiki, čia vėl Margučiai, mano vardas Gabrielis ir šiandieną aš jums parodysiu, kaip taisyklingai pritrumpinti kardaninį veleną. Einame matuoti. Dažniausiai perkant padargą komplektacijoje būna įdėtas kardanas, kuris yra dažniausiai tinkamas. Tačiau pasitaiko atveju, kai kardanas yra per ilgas. Tokiais atvejais reikia jį pritrumpinti, kad nesukeltų kažkokių gedimų ar tik nelūžtų. Reikia atsižvelgti tai, kad kardaninį veleną negalima sutrumpinti per daug. Kardaninis velenas turi susimauti ne mažiau nei 30% bendro ilgio darbinėje padėtyje. Čia turime kardaną jau pritrumpintą pagal šį padargą. Šiek tiek parodysiu, kaip jis atrodo. Dabar einame į dirbtuves, parodysime, kaip pritrumpinti. Esame dirbtuvėse ir parodysime, kaip pritrumpinti kardaną. Šis kardanas yra paimtas kaip pavyzdžiui, jis yra mums per ilgas 10 cm. Tai pradėsime nuo trumpinimo apsaugos. Apsaugą pritrumpinsime tiek pat, kiek trumpinsime ir patį kardaną, tai 10 cm. Taipogi pasižymime ir kitą kardano dalį. Prisitrumpinsime apsaugą, tada pritrumpinsime patį kardaną. Nepamirštame saugumo priemonių, kardaną įdedame į spaustuvus. tą patį atliekame su kita kardano dalimi. Nupjovus abi kardano dalis, taipogi svarbu yra nuimti likusias metalo daleles. Prieš suneriant abi kardano dalis, svarbu yra jas patepti dėl lengvesnio vaikščiojimo ir sunerimo. Dabar suneriame kardaną atgal. Kardaną mums reikėjo sutrumpinti 10 cm. Nuo vieno ir nuo kito galo nupjovėme po 10 cm. Kardano trumpinimas baigtas. Liko tik jį nusinešti prie padargo ir traktoriaus ir įdėti. Taipogi svarbu paminėti, kad kardanas visose pakelimo padėtyse turėtų turėti šiek tiek laisvos eigos ir niekur nesiremtų. Jeigu iškyla daugiau klausimų, kreipkitės į Margučius. Ir geros dienos!